klubo lenkiamųjų raumenų įtampa turi tiesiogiai koreliaciją su jūsų nugaros skausmu. Jeigu jūs darysite tempimus, didelė tikimybė, kad jūs tikrai juos sumažinsite. Parodysiu jums keletą tempimo variantų, kuriuos išsibandę tikrai surasite savo tinkamą. Pirmas variantas daromas su volelio atrama. Užsideda savo klubą ant volelio, vieną kelį traukite link krūtinės, kitą koją visiškai tiesią leidžiate žemyn. Jūsų tiesios kojos kulnas turėtų pasiekti žemę. Jeigu šio tempimo metu kulnas pasiekia žemę, vadinasi, darykite kitą variaciją. Antras variantas – tai nuo aukštesnės pakilos. Tai gali būti dėžė, tai gali būti sudėti keli steperiai, atsigulom ant nugaros, traukime kelį link krūtinės ir nuleidžiame koją. Koja turėtų nusileisti kuo žemiau. Jeigu jūsų koja jau siekia žemę, pasikelkite pakilą. Jeigu jums šis variantas yra per lengvas, visada jūs galite jį pasisunkinti su užkabintų svoriu. Šiuo atveju aš pasiemu gyrą, uždedu ją ant kojos, pritraukiu kelį link krūtinės ir koją kuo tiesesnę stumiu nuo savęs. Kitas variantas – šlaunies tempimas su gumos pagalba. Įkišat koją į gumą, užimat tempimo poziciją atramoje į suoliuką. Šis variantas ne tik tempia jūsų klubo lenkiamuosius, bet ir gerina jūsų klubo mobilumo, nes guma traukia jūsų šlaunį pirmin. Na ir paskutinis variantas – tai dinaminis variantas. Tai gilus įtūpstas su galinė ištiesta koja. Kai jūs leidžiatės pirmin atramoje, atkeliat šiek tiek kūną nuo atramos, jūs padarote didelę įtampą per klubo lenkiamąjį ir grįžtame atgal. Šio pratimo metu jūs ne tik tempiate, bet jūs ir stiprinate savo klubo lenkiamąjį. Būtinai pasibandykite visus variantus ir tikrai surasite tas, kuris labiausiai jums tinka. Geros jums treniruotės, sportuokite protingai ir iki greito.